Tu, Mantai. Ko dar tu? Geras. Čia Kubas Rudaitis, aš turiu tau klausimą. Kas laimėtų kovoje 100 žaidėjų ar vieną gorilą? Žiūrint kokie žaidėjai. Tokie kaip tu. Gorila laimėtų. 100 vyrų. Jeigu 100 žaidėjai tokie kaip aš, tada 100 žaidėjai. Nu čia jau turėjai matematiks pamokose mokytis, jeigu dalyvauji juose. Mėtų 100 mantų laurenčių. Prieš 2 gorilas. Manau, irgi laimėtų 100 mantų laurenčių, kur 9-8 mantų laurenčių, kai būtų likę. NBA žaidėjai? Ne, gal labiau tokių žaidėjų kaip Majus ir tu. Tai mes laimėtume. Čia irgi manau, kad mes laimėtume. Tai užtektų 15 tokių žaidėjų kaip aš. Tu taip pasitikė savimi. Sorry. 100 gorilų ir vienas aš. Puikus atsakymas, didelis pasitikėjimas savimi. Čia reikia saugotis, nes čia daug netaiklių metimų yra. Manau, gorila pavargtų. 100 sunkiai. Tai manau laimėtų žaidėjai. Manau, kad gorila susitvarkytų. Jei tai būtų eilinė diena ofise. Ne, tai ateik čia. Man šiaip negerai čia interviu imti, nes aš tai per daug toks esu geras žmogus. O kodėl tu geras žmogus? Aš nemoku fakinti emocijų, kad wow, koks atsakymas.